Šiandieną Lietuvos socialdemokratų partijos remiamas kandidatas Zigmantas Balčytis oficialiai pradeda savo rinkiminę kampaniją. Kiekvienam politikui yra labai svarbu, kad visuomenė jo pasitikėtų. Aš suprantu, kad valstybės vadovas tai yra Lietuvos prezidentas, kuris turi dirbti kartu su vyriausybė, su Seimu, su savivaldybėmis, su seniūnais, su seniūnaičiais, kviesdamas visus būti vieningais ir siekti, kad čia visiems gyvenantiems Lietuvos piliečiams būtų gera, miela ir smagu gyventi ir dirbti. Toks turi būti Lietuvos prezidentas. Toks yra Zigmantas Balčytis. Su pergalė, mylėjus. Pasitikime Zigmantas Balčytis ir žmona Severina. Žinau ir tikiu, kad tu gali ir sugebėsi sutvarkyti su šalies prezidento pareigomis. Tu būsi geras Lietuvos prezidentas. Dėkoju visiems už pasitikėjimą ir palaikymą Respublikos prezidento rinkimuose. Priimu šią suteiktą atsakomybę, jaučiu tvirtą jūsų paramą, jūsų tūkstančiai visose Lietuvos miestuose, kaimuose ir miesteliuose. Mielieji, įsipareigoju kartu su jumis kurti dirbančią, uždirbančią ir vieningą Lietuvą. Dėkojame kandidatui į Lietuvos Respublikos prezidentus Zigmantui Balčyčiui ir skelbėme rinkiminės kampanijos pradžią.